Kovo 4 dieną oficialiai buvo atidarytas 10-asis Kauno miesto studentų lygos sezonas. Klube Kompas skambant Viktoro Diavaros ir radisto Rolando Mackevičiaus muzikos garsams komando atstovai išsitraukė burtus, kurie suskirstė komandas į poras pulo ir dažasvydžio rungtyse. Kiekvienais metais norinčių dalyvauti turnyre vis daugėja. Per pastaruosius 4 metus dalyvių skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus ir pernai varžėsi net 267 komandos, daugiau nei 1500 studentų. Šiemet savo jėgas išmėginti panoro 214 komandų. Šiais metais KMSL nugalėtojų laukia gausybė prizų. Pirmosios vietos nugalėtojai džiaugsis skrydžiu oro balionu, naujais mobiliaisiais telefonais, pramogomis nuotykių parke Troll Beats, dovanų čekiais, pereinamąją KMSL taure bei kitais rėmėjų įsteigtais prizais. Neliks nuskriausti ir antros vietos laimėtojai. Jie mėgausis moto safariais, pramogomis nuotykių parke, dalis komandos skraidys parasparniais. Trečiosios vietos nugalėtojams atiteks nemokami šratasvydžio žaidimai, sporto klubo kuponai, kitos dovanos. Daugybė prizų laukia ir atskirų rungčių nugalėtojų, geriausios merginų komandos bei originaliausią pavadinimą sugalvojusios komandos. Jie laimės pasivažinėjimą linksmuoju troleibusu. Daugiau informacijos apie lygos naujienas galite sužinoti oficialioje lygos svetainėje www.kmsl.lt.